man ir keista, kad ir daug žmonių, katrie vis dar nenori tikėti, kad ane ir meilė, ane ir aukšta energija, ane ir šviesa. Ne tik nikol, kas yra tai dalyka, bet žinai tik kol, tik Wi-Fi, tik mobilės duomenims, katrie nėra matuomi. Tai ir tas pats dalyks. Tu to nematai, bet tu ir. Ir tiesiog man ir keista, kad tik daug ir meilės aplinkau. Meilė yra absoliučia visur. Tu apsižvalgyk, žinai, kas ir meilė. Jeigu tu nežinai, kas ir meilė, aš jau trumpą sakiniu pasakys, kas ir meilė. Meilė yra egzistencijos vibracija. Meilė ir viskas. Viskas tas, kas yra meilė. O žinai, kas ir fainiausia? Kad tu esi viskas tas, kas yra. Ir kol tas padarė, kol tas pasako, tai kad tu esi meilė ir tu esi šviesa. Meilė yra aukšta energija, meilė yra besąlygiška meilė. Tai esi tu, tai yra tavo visa esatis, tai yra visa egzistencijos vibracija ir egzistencijos dažnis. Viskas, kas aplinkau, tas yra viskas tas, kas yra. Arba kaip kitaip galim pavadinti, Dievas. Tai yra viskas tas, kas yra. Absoliučiai, ko tu matysi, ko tu apsižvalgysi, bet kur tu ko nors pačiapinėsi. Tai ir tavo dalis. Tu priklausai tai pačiai sistemai. Tai pradėk mylėti, pradėk dėkoti. Nes kai tu pradedi gyventi sąmoningą, su meilė susijusi gyvenimą, viskas pradeda keistis. Tu pradedi pritraukti tuo, kas tu esi. Nes tu nepritrauki tuo, ko tu nori. Tu pritrauki tai, kas tu esi. Nesvarbu, kas į mūsų gyvenimą ateina. Svarbiausia, ką mes darom su tom.